Sveikos, aš ir vėl čia, o šį kartą tokiu neįprastu video. Tai pirmasis mano užsakymas iš Casa Cenina, Italijos parduotuvės. O kaip jis atsirado? Tai ilgai laukiau, kol bus paskelbta didesnė nuolaida. Ir kai paskelbė 25% nuolaidą Casa Cenina ir dar papildomą nuolaidą, tai sakau, reikia pabandyti užsisakyti. Tuo labiau, kad labai pastaruoju metu daug žiūrėjau YouTube'ės video, kur siuvinėtojas siuvinėjo įvairius samplerius, o aš sakiau, ai niekados aš jų nesiuvinėsiu, nu ir ką. Ir man prisireikė, tai užsisakiau. Taip pat reikėjo vieno siuliuko, kurio neturėjau, tai viską pamatysite, ką aš gavau šiame siuntinyje. Ir dabar kartu apžiūrėsime. Tai užsakiau lapkričio 1 dieną, išsiuntė lapkričio 7 ir gavau lapkričio 15. Na ir kas įeina į mano siuntinį, kaip matau, štai. Pirmoji tikriausiai tokia nuobodesnė dalis - medžiagėlės. Užsisakiau 3, visos yra 32 kanto, tai būtų 2 Murano Lugano, viena marmarinės spalvos. Štai tokia. Kai gavau, tai sakau, labai primena man Stormy Clouds mūsų. Ir nežinau, ar jin tokia pas tas Stormy Clouds ar ne. Tai galvoju, galbūt, kad ir tiesiog pas mus, kad taip vadinasi. Tai va, štai tokia. Buvo nuolaida, tai šitos kainavo 50 ant 70 po 7,5 €. Tai sakyčiau, pigiai visai. Tada tokia oranžinė. Mačiau ir siuvinėtą darbelį pas mus kryžiukų grupiai, kryžiukų namų grupiai. Tai kažkaip man labai gražiai atrodė. Pagalvojau, kad šiais metais jau nieko Halloweeninio nesiuvinėsiu, bet kitiem metam irgi galbūt panaudosiu. Na ir čia mano greitam pradėtukui tikriausiai bus Cream linas. Nebuvo šitas jau toks pigus, 50 ant 70, gal 11,5 kainavo. Štai toks, bet dar svarstau, gal ant kitos spalvos siuvinėsiu, bet tikriausiai ant šitos, nes negausiu iki kol pradėsiu siuvinėti. O schemoje šis spalva buvo rekomenduojama. Tai 3 medžiagėlės. Tada aš labai mėgstu vienos rūšies rinkinius. Tai yra Mill Hillas. Ir turiu 2 Halloweeninius, reikia 3 kompaniją. Tai šį kartą įsirinkau šį. Kadangi Casa Ceninai realiai kainos yra kaip rankdarbiuose Mill Hillų, bet su 25% nuolaida gavosi ženkliai pigiau. Tai pasiėmiau štai tokią. Ant jo čia sagutė pavaizduota juoda ir taip, kai žiūrėjau, man ten taip nesižiūri. Ir kai gavau, žiūriu, kokia faina sagutė. Štai tokia. Ir šiaip kas keista, kad čia yra tikriausiai šių metų naujas Mill Hillas. Ir jame yra, sakyčiau, mažiau karoliukų negu kitose Mill Hilluose, kad siuvinėjom. Ir dar yra kolekcija, kažkaip neėmiau to su kaukolė, bet galvoju, gal vėliau užsisakysiu ir su kaukolė. Kažkaip visai patinka man. Tai va. Tai toks Mill Hillas. Tada, nežinau, ar jūs žinote tokį gamintoją, bet Crystal Art. Tai yra, kaip matau, ukrainiečių gamintojas. Siuvinėjasi štai ant tokio plastikiuko ir dedasi ant kojelės su medinuku. Tai va, yra ir medinukas įdėtas rinkinį. Ir įeina 3 rūšių karoliukai, preciozo karoliukai. Tada rašo, kad įeina plastikinė kanva, čia nesant plastikinį siuvinėjimą. Aš labai mėgstu kvepalus, tai man kažkaip nežinau, kodėl ant tos rožinės patraukė, nors kalėdinių buvo ir visokių ten tų kvepalų buteliukų. Bet, sakiau, bus man kaip tik kvepalų lentynėlę pasidėti prie kvepalų. Nes toks labai mergaitiškas, mielas. Tai štai toks. Siūlai nenurodyti, kokie čia įdėti, tai matysim, kaip čia siuvinėsis.
bet panašu, kad tiesiog bus ne koks DMC, o kažkokie kitokie siūlai. Tai va, štai toks, kol kas neplanuoju šito pradėti. Na ir mano čia paslaptingi dalykėliai. Šiaip sakyčiau, čia yra dalykai, ko dar nebuvau pirkusi ir nebuvau išbandžiusi. Įdėta į maišelį. Tokį kažkodėl atskirai. Ir kas tame maišelėje yra? Tai maišelėje yra siūlai, kuriuos apžvelgsiu dar. Bet pirmiausia, norėčiau apžiūrėti dvi schemates. Taigi, pirmoji, tai yra Lizzie Kate Wells Did It Santa. Ir ši schema atsirado pas mane vien dėl to, kad man bingo kalėdiniam reikėjo išsiuvinėti elfus, o aš jų niekur neradau. Ir pamačiau šią schemą ir sakau, kokie cute elfiukai. Bet kas man nepatiko, ten aprašyme prie šios schemos nebuvo nurodyta, ar čia įeina sagutės ar ne. Ir kažkaip aš galvojau, kad tikriausiai įeina sagutės. Tai yra čia dvi snaigės tokios baltos ir pakabukas širdelės. Bet deja neįeina. Taip pat ši schema turi tiek DMC, tiek Wix-Dyeworks siūlų kodukus, tai aš siuvinėsiu su DMC siūlais, tik svarstau, kad galbūt tam žaliam panaudosiu Wix-Dyeworks siūlą, bet ne pagal raktą nurodytą, o iš to, ką turėjau. Taip pat dar neturiu jam medžiagėlės, nes norėčiau ant vintage mochos siuvinėti, o dar kol kas neturiu jos. Tai laukiu, kol iš rankdarbio ateis ir siuvinėsiu, bei reikia ją persirengti. Bet šiaip tai, sakyčiau, schema tai, vai toks popieriukas, tiesiog įdėtas, atspausdintas, nežinau. Tikriausiai geriau pirkti PDF-ą, tokiu atveju, nei tiesiog tokį popieriuką gauti. Nu, bet kitom patinka tiesiog turėti popierinės schemas. O aš, aišku, persirinksiu ją į sagą ir matau uždėti metai, kad 2017 sukurta ši Lizzie Kate schema. Na ir pagrindinis, dėl ko aš dariau užsakymą ir ką norėjau išbandyti ir rinkausi, tai bus mano pirmasis toks sampleris. Ir tai bus Rosewood Manor. Štai toks Dreaming of Autumn Leaves. Labai kažkaip man jisai gražiai spalvos atrodė. Man patinka ruduo labai. Tai štai toks. Yra kelios dalis, kurios man nepatinka. Galbūt, kad visur autumn užrašyta, bet kuo daugiau žiūriu ir jeigu nesigilini į tą užrašą labai, tai visai gražiai. Ir tada dar tas kvadratas toks, įdomus, bet vėl kai siuvinėsi gražiai žiūrėsi. Tai va, nurodo čia ant cream medžiagos siuvinėti, bet man atrodo, galbūt ant Antique White gražiau atrodytų, nes ta cream tai tokia labai geltona, lyginant su tuo, kas čia paveiksliuke parodyta. Nu, bet žiūrėsim. Na ir schemą sudaro 6 lapai, yra pridėta papildomo, bet man tas papildomas tai nedomina. Jų nesiuvinėsiu, kad ir pridėta yra. O siuvinėsiu tik lapelius. Štai tokius. Tai vat. Bus daug lapų, daug pereinančių siūlų. Nu, bet siuvinėsim. Vienu žodžiu, 6 dalys schemos yra irgi Wix-Dyeworks siūlai nurodyti ir aš pasirinkau čia su Wix-Dyeworks siuvinėti, nes lyg irgi yra, kad galima DMC, bet rekomenduojama su šitais, nes kitaip negausi visų šitų perėjimų gražių. Nes, pavyzdžiui, šitas kubelis, kur yra, tai jis visas yra siuvinėjamas vieną siūlų ir pereina.
O dabar kokie siūliukai įeina ir kodėl aš būtent norėjau. Nes kažkaip siuvinėjau ir man labai patiko tie pereinantys siūlai. Galvojau, tie Vixai Works visai nebrangus, bet tada pažiūrėjau, kad 5 jardai. Tai čia žiauriai mažai to siūlo. Nu ir kokios spalvytės dabar čia užsisakiau, tai įeina žalia. Ir tada dar viena žalia įeina tuoj. Mat, ir tokia žalia. Tai vat galvoju, vat tiem elfiukam va šita žalia tiktų. Tada yra šitokia su šviesesnė, su daugiau perėjimų. Tada įeina 2 geltonus spalvos. Tai štai tokios. Nu, tokios rudai oranžinės, tai daugiau perėjimų ir tamsesnės su mažiau perėjimų. Štai. Tada įeina 2 raudonos, kažkaip visų po 2. Bet visos tokios labai rudeniškos. Man kažkaip vat šita raudona labai graži tokia vyno bordo. Tokia šviesesnė, labiau link rausvos. Bet abi labai gražios. Tada juoda, bet tokia pereinanti juoda, jinai tik backstitch'ui naudojama, bet vis tiek pasiemu, galvoju. Nu, neišnaudosiu, bet tai kažkodėl ir gal su jais gražiai, nes irgi tokia labai gražiai pereina. Ir tada specialus siūlas, rašo Holiday Collection. Tai šitas, vat, štai toks, kur man primena Lietuvos vėliavą, geltoną, žalią, raudoną. Tai labai gražiai pereina. Ir štai būtų visos spalvytės kartu. Šito darbo matai yra 198 ant 198 kryžiukais. Tai kaip ir didelis, vat, ir visos spalvos. Tai vat, nežinau, ar siuvinėsiu ant šitos, ar man reikia šviesesnės, kad tie gelsvi atspalviai labiau išryškėtų. Nes dabar, nu, šitas tai matos ryškiai, bet vat nežinau, kaip dėl šito. Ar jis man pakankamai čia toks ant geltono ir vat šitas. Šiaip tas raudonas, tai labai gražiai atrodo siūlas ant tos spalvos. Bet kaip dėl kitų nežinau, dar svarstau, ar aš noriu ant šito siuvinėti, ar man reikia šviesesnę gelsvą. Na ir dar savo siuvinėjimo video rodžiau neseniai, kad prieš tai, kur išėjo, įmesiu jums nuorodą, kad siuvinėju Noros Corbett elniuką ir jam reikėjo vis per siūlų, tai nebuvau bandžiusi ir nėra Lietuvoje pirkti, tai užsisakiau. Nu, jis toks primena mezgimo siūlą, žinot, kaip būna mohair ar panašiai. Nu, tai pabandysiu, kas čia gaunas pirmą kartą, vat. Tai ir galvoju, ir galbūt net ir šito barzdai senelio, arba barzdai nenaudoti, bet tik snaigutėm šitą panaudoti, nes vis tiek čia šito siūlo nėra labai daug, tai dar pagalvosiu. Nu, nes kaip ir čia toj snaigiam, tai čia nereikia daug to siūlo, keliem kryžiukam padaryti. Bet nežinau, aš šitą panaudosiu. Tai va, reikės schemas persirinkti, nes kaip ir neturiu. Tai va. Ir dar labai laukiu, kada galėsiu pradėti savo visą susirinktą procesą. Bus pirmasis toks, kad turiu visą siūlų schemą ir net fancy siūlus, kaip sako. Tai vat, labai laukiu šito pradžios. Tai va. Ačiū, kad žiūrėjot. Galbūt pasidžiaugėt kartu su manim mano pirkiniais, galbūt ne, jie gal ir nebuvo tokie įspūdingi. Didžiąją dalį sumos sudarė, aišku, tie siūlai. Ir, nu ką, medžiagos įstados neįdomus, tik rinkiniai. Tai va, kažką įsiuvinėsiu kitokio negu visados.
tikiuosi panaudosiu viską ir ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitą kartą. Viso